Iški aukščiau padaryk savo telefoną. Mano gerai. Bus gerai. Tai tada jūsų dėmesiui pristatau, kaip aš vadinu, Lietuvos išminčių, šiuolaikinį išminčių. Jį galima, jeigu sanskrito, jau įrašinėt. Jau mes pradedam. Bet, ta prasme, pas manęs nebus vietos, kad viską rašinėti, aš tik tais intarpą kažkokį. Supratau. Čia rašinėti, ne? Nu jo. Ir, žodžiu, ką norėjau pasakyti, kad pasikvietėme jūsų dėmesiui, jeigu sanskrito kalba kalbant, tai ryšių arba mokša. Kas yra mokša? Tai yra pasirodo sanskrito kalbos žodis, kuris reiškia žmogų, kuris žino šventraščius, žino išmintį. Mokša tai tas, kuris turi žinių. Dėl to mes turime sanskrito kalbą kalbančiųjų palikuonis. Ne mokša, gal jis ne. Taip, mes turime žodį nemokša. Ir visi žinom tą žodį, bet nežinojame tokio žodžio mokša. O mokša yra sanskrito terminas, kuris reiškia žinanti. Ir drąsiai galiu teigti, kad šitas žmogus žinantis tiek, kiek man teko gilintis į jogą, kiek iš visokius išmintį, į filosofiją, tai čia yra etnokultūristas, dar mano naujas terminas. Etnokultūra, gvildenės ir belia kokio didumo biblioteką savo namuose sukaupęs filosofijos ir etnokultūros temom. Taip pat psichologija domisi žmogus ir kvantinė fizika. Tai šiandien viską tą jūs išgirsit ir patirsit. Tema seksualinės energijos sublimacija. Aš galvojau, kad čia aš tik tais viena šneku šitą temą ir radau dar vieną paskutinį mohikaną, kuris ne tik tais kalba apie tai, bet ir gyvena ir jau daug metų gyvena ir labai džiaugiuosi galėdama pakalbinti jį ir pasiklausykime, kągi galėsit pasakyti. Aleksandras Žarskus, prašau. Ačiū už tokį pristatymą, bet matot, čia toks pristatymas gali sužadinti daug lūkesčių, o lūkesčiai viską pažemina. Per gerai pristačiau. Per gerai pristatėte. Tai dabar, kai jūs visi esat paruošti visokiojopom prasmėm ir iš vidaus garsu suharmonizuoti, tai gal mums pavyks kažkiek tai rast bendros kalbos apie šitokią nepaprastai svarbę, tokią paslaptingą ir tuo pačiu iš kitos pusės daug kur subjaurotą žinių sritį apie vyro ir moters santykius, tai ką mes vadiname dabar vienu žodžiu seksas. Tai va, ir mes visi kalbame kalbą. Pasirodo, kad kalba nėra skirta bendravimui. Kalba yra manipulacijos ir pasaulio keitimo priemonė. Kas tą supranta, tą puikiausiai tuo naudojasi, o kas nesupranta, tuo tais naudojasi. Tai aš apie tai per daug nekalbėsiu, bet pirmiausia reikia suvokti esmę, prasmę. Mes kalbėsime šiandien apie meilę, kaip sakant, į toje meilė yra vadinama gyvybinė energija, vadinama lytinė energija, vadinama seksu, ir tai yra sinonimai. Tos žodžius galima sukeisti vietų, meilę su seksu, seksą su meilė, gyvybinė energija arba kūrybinė energija sukeisti su lytinė energija, tai čia bus ir susikalbėjimas, ir nesusikalbėjimas. Žodžiai yra daugiaprasmiai. Žodis meilė talpina labai daug. Vieni tą meilę sudeda vienus dalykus, kiti į kitus dalykus. Jeigu paklausime jūsų paklausiu, kas yra meilė, kas yra seksas, tai kiekvieno atsakymas būtų gerokai besiskiriantis. Ta kalba yra skirta, kaip sakyti, pasaulio suvokimui, jo keitimui. Per kalbą, kaip mes įvardiname tam tikrus dalykus, taip ir formuojasi mūsų pasaulis, tokiame mes ir gyvename, taip ir šventraščius yra parašyta, kad pirmiausia Dievas Adomui liepė pavadinti daiktus visus savais vardais. Tas pats parašyta ir Korane. Kaip tu pavadinsi tos daiktus, tai tu tokiame pasaulyje būtent ir gyvensi. Pavadinimai, vardai yra labai
labai svarbus. Taigi mes pradėsime nuo žmogaus. Žmogus yra būtybė, kur yra jungia du priešingus polius, du priešingus tiltus. Yra dvasinis pasaulis, kvantinis, kuris šiandien yra vadinamas jau fizikų kvantinis pasaulis, tai yra tolygų nuo dvasingumų, ir yra klasikinis pasaulis medžiaginis pasaulis. Jie yra labai skirtingi. O žmogus yra jungtis, yra tiltas tarp šitų dviejų pasaulių. Jis gali būti ir vienoks, ir kitoks. Ir todėl žmonės būna labai skirtingai ir labai skirtingai supranta tuos pačius dalykus, nes tai yra tiltas jungiantis būtent dvi priešybės. O dabar apie žmogų kaip apie lytinę būtybę. Pirmasis žmogus, kuris buvo sukurtas, jis buvo vientisas, jis buvo pilnatviškas, vyras ir moteris kartu. Apie tai galite pasiskaityti ir Biblijos šventame rašte, apie tai pasakoja senovės graikų mitai, žydų rabinai, kabalistai, pirmąjį žmogų sukurtai, kuris buvo ir vyras, ir moteris, jis buvo Adam Kadmon. Ir jis siekė nuo vieno pasaulio iki kito pasaulio krašto, jis talpino visą žmoniją. Graikų mitai pasakoja, kad pirmasis žmogus buvo pilnatviškas žmogus ir buvo sukurtas kaip vyras ir moteris. Jis buvo labai galingas, turėjo 4 rankas, 4 kojas, jis buvo toks galingas, kad dievai jo bijojo ir nutarė susilpninti žmogų, padalinti jį pusiau. Ir jis nuo šiol jis yra padalintas, lygiai taip pat rašo ir Biblijos, kad iš Adomo buvo išimtas šonkulis ir antroji pusė būtent Ieva. Ir dabar atseit tos dvi pusės ieško viena kitos. Iš tikrųjų yra taip, kad mes ieškom, mes tik išorėje matom tai, kas yra mūsų viduje. Psichologai tai sako, mes savo vidų projektuojam išorėje. Iš tikrųjų mes matom tai, ką turim savo viduje. Ir iš tikrųjų žmogus pilnatviškas tampa tik taip, tada, kai jis tą antrąją pusę atranda savyje. O šiaip, kas ieško antrosios pusės išorėje, kaip kitą asmenį, jis nuolat ir nuolat patiria nusivylimus. Nuolat ir nuolat būtent patirs nusivylimus. Iš tikrųjų, antroji pusė yra mumise ir ją reikia užauginti, o šitą regimasis žmogus yra mums, kaip sakant, ta priemonė, tas instrumentas, ta paskata, kuris skatina mumise atrasti savyje tą antrąją pusę. Iš tikrųjų, kiekvienas vyras turi moteriškų hormonų, estrogenų, kiekviena moteris turi būtent šitų vyriškų hormonų, testosterono. Tai yra fiziologinis pagrindas ir kai žmogus gimsta, kai jau tai negimsta, kai žmogus užmesgamas, iki 7 savaičių išvystosi kaip dvilytė būtybė. Ir vyru, ir moterim. Pasitaiko, kad gimsta vaikas ir toks ir kitoks. Rusai jį vadina ono, anglai it, tai yra nekatroji giminė lietuviškai įvardžio, mes turbūt jį praradom, jis būna labai gražus, nuostabus, tik labai trumpai te gyvena keletą mėnesių, tokių atvejų yra. O nuo 7 iki 7 savaitės vystosi kaip vyras ir moteris ir vystosi abiejų lyčių organai. Nuo 7 savaitės, jeigu jis vystosi kaip moteris, tai vyriški lytinių organai rezervuojasi, o tos galios, kurios turėjo auginti vyriškus lytinius organus, pereina į smegenų auginimą. Ir todėl moteris mąsto panašiai taip, kaip veikia vyro lytinių organų. Ir priešingai, jeigu vystosi vyras, tai moteriški lytinių organai rezervuojasi, o tos galios, kurios augino, pereina į smegenų auginimą ir vyras mąsto maždaug taip lėtai, skoncentruotai, kaip ir veikia ten moteriški lytiniai organai. Per vieną mėnesį subręsta tik viena kiaušialąstė, o pas vyrą viskas yra labai greitai, gimainos, tai toks yra moters mąstymas, kada viskas labai greitai keičiasi, emociškai gybanguojanti, čia nėra, tai yra, kaip sakyti, moteris mąsto pagal vyriškos lyties organus, organų veikimo principą, o moteris būtent atvirkščiai. Ir jie yra vienas ir kito papildinys, kad gyvybė žemėje klestėtų,
turi būti du krantai. Kaip ir upė, kad tekėtų, turi būti du krantai. Jeigu nėra vieno kranto, upė virsta bala ir pelkė. Taip ir čia, kad gyvybė klestėtų, tai turėtų būti va šitie du krantai, kurie nukreipia šitą tą gyvybinės srovę. Tai yra fiziologinis vyro ir moters skirtumo pagrindas, tačiau yra ir psichologinis, apie kurį kalba gilesni psichologai. Dvasinė prasme, kiekvienas vyras turi savyje moteriškąją pusę, pasąmoninę pusę, tai vadinamoji anima, o kiekviena moteris turi savyje pasąmonėje savo vyriškąją pusę, tai vadinama animus. Ir Jungas tas animus ir anima yra suskirstęs į 4 pakopas. Jeigu tai sakysim anima, tai pirmoji pakopa tai yra žemiausia, tai yra gamtos vaikas, moteris, kur yra dar nesugeba nei atsakingai mąstyti, nei morališkai, ir su tokia moterimi vyrą jungia, grynai tik lytinis potraukis. Antroji pakopa tai yra romantiška, svajinga gražuolė, kuri jau yra ir dvasinga, bet dar nėra labai atsakinga, tai daugumos būtent filmų, meilės filmų herojės. Trečioji pakopa tai yra motina mergelė. Vaisinga, graži ir atsakinga, morališkai tvirta moteris, kurios įvaizdis, toks galbūt geriausias būtų tai Marija, motina mergelė. Ir ketvirtoji pakopa tai yra išmintis. Lotiniškai sapiencija, graikiškai Sofija, arba amžinasis moteriškumas. Tas amžinasis moteriškumas, kurio ieškodavo riteriai viduramžiuose, kaip žinote, bet gana dažnai susipainiodavo senjoritų sijonų klostėse. Bet va tas buvo tas ieškojimas, to amžinojo moteriškumo, kuris kiekviename būtent vyre yra. Ir taipogi yra 4 animuso pakopos kiekviename vyre. Pirmoji animuso pakopa įkūnė fizinę jėgą. Tai va tokių filmų herojai, kaip pavyzdžiui, gali būti kaip Tarzanas, kaip Stallone, kaip Schwarzeneggeris. Antroji pakopa tai yra jau šalia tos fizinės jėgos ir grožio prisijungia ir dvasingumas, tai būtų drąsus keliautojas, toks, kaip sakyti, svieto lygintojas, kaip Tadas Blinda ir panašiai ir taip toliau. Trečioji pakopa tai reiškia žodį. Ką tai reiškia? Tai yra asmuo, kuris... Žodį, apskritai. Žodį. Iš didžiausios raidės pradžioje buvo žodis, kaip pasakyta šventraštė. Tai yra žinomas visuomenės veikėjas, pamokslininkas, koks nors garsus, kaip sakyti, politikas ar koks nors mokytojas, dvasinis mokytojas, dvasiškis, kodėl moteris myli dvasiškis, nori įsimylėti. Tai va, trečioji šitoj pakopa. Ir ketvirta. Išorinis grožis dar čia trečioji pakopa turi tam tikrą reikšmę. Ketvirtoji pakopa išorinis grožis jau reikšmės jau nebeturi, tai yra labai aukštai iškilęs dvasios tėvas arba netgi būtybė be fizinio kūno, kaip Buda, kaip Kristus, kaip kiti būtent tie didieji, kaip kiti būtent tie didieji žmonijos mokytojai. Tad aš jau papasakau apie tai, kas būtent vyrą ir moterį įtraukia ir ko jie ieško vienas kitame. Ieško tai, ką turi savyje. Tik reikia atsiminti, kad šitas mano suskirstimas į tam tikras pakopas, tai nereiškia, kad viena moteris arba vienas vyras yra tik tokios pakopos, o kitas kitokios. Iš tiesų, kiekvienas vyras turi visas 4 būtent animus pakopas ir kiekviena moteris turi visas 4 animus pakopas, tik tai tam tikrų gyvenimo momentų vienu metu pasireiškia labiau viena pakopa, kitu atveju kita pakopa ir gali būti atvirkščiai. Visos 4 pakopos yra kiekviename žmoguje. Žmogus yra pilnatviškas, tačiau išreikšta tuo pačiu tam tikrų konkrečių momentų būna toli gražu ne viskas ir to išraiška taipogi kinta ir gali keistis.
Toliau, ką aš noriu pasakyti apie lytiškumo paskirtį. Viskas, kas pasaulyje yra, turi paskirtį. Šiandien mus bando įtikinti, kad tu tą paskirtį gali pasirinkti. Aišku, pasirinkti gali, bet kiek tu toli su tuo savo pasirinkimu įvažiuosi priešindamasis visai visumai. Viskas yra vientisa ir viskas turi savo prigimtį, turi būtent savoje gina paskirtį. Ir va ta šitoji, kaip sakyti, sąveika, tai bendravimas, sąveika tarp priešingų lyčių, įvadinama misterijum magnum. Tai yra didžioji misterija. Didžioji misterija yra apie tai, slaptuose mokymuose apie tai įkalba. Tai vieni kalba apie gilitiškumą kaip apie kelią į dieviškumą, o kitiems tas gilitiškumas, kurie pasineria į žemasias energijas, tampa savo sveikatos alinimu ir žlugimu priežastį ne tik savęs, bet ir savo vaikų ir savo, būtent ir savo anūkų. Tai yra du pagrindiniai lyčių paskirties uždaviniai. Vienas uždavinys yra žinomas plačiai, tai yra pratęsti žmonių giminę. Kitas lyčių paskirties uždavinys tai yra auginti vienas kitame žmoniškumą. Apie tai kalba labai mažai kas. Apie tai kalba, sakysime, teologijos traktatai apie tai, kokia turi būti santuokos paskirtis, ir apie tai kalba, sakysime, mūsų išminčius Vydūnas, yra jau tokia knyga lyčių paskirties uždaviniai. Tik va, įvairiais laikotarpiais, įvairiose kultūrose nebuvo sutarama, kuri lyčių paskirtis svarbesnė. Kol žmogus vystosi, auga, kai visuomenė auga, tai lyčių paskirti, ta giminės pratęsimais yra svarbesnis. Kai visuomenė pasiekia tam tikrą brandos lygį, tam tikrą dvasinės brandos lygį, tada į pirmą vietą iškyla šitas antrasis lyčių paskirties uždavinys, yra auginti vienas kitame žmoniškumą. Ir ta priešinga lytis turėtų būti skatinti manyje tai, ką aš turiu pats, tai, ką aš turiu būtent savyje. Tai šitie dalykai yra menkai žinomi, bet reikia juos gerai suprasti, kad galėtų būtent šitos dvi lyčių paskirties uždaviniai galėtų tarpusavyje, tai yra, kad atliktų tą paskirtį, kurią jis turi atlikti. Iš kitos pusės žmogus yra ir kūnas, ir dvasia. Ir kūnas, ir dvasia. Ir todėl jame reiškiasi ir vienokie dalykai, ir kitokie. Vat ką aš jums kalbėjau apie tą pradžią žmogaus vystymėsi, tai dalis lytiškumo galių lieka organiškai surištos su kūnu ir jos yra skirtos vaikų gimdymui, auginimui, ir šitos lytiškos, tos organiškai surištos lytinės galios, jos persikeičia natūraliai, savaime, jeigu žmogus gyvena padoriai pagal šventraščius. Visi šventraščiai yra skirti tam, kad žmogus sveikai, sąmoningai gyventų, augintų sveikus vaikus ir pratęstų giminę. Tai yra, kad gyvybė klestėtų žemėje, tam yra skirti pagrindiniai šventraščių pamokymai, tiek Biblijoje penkiaknygė arba žydų vadinamoji Tora įstatymas. Tai yra pagrindiniai įstatymai skirti santykiams tarp šeimos, tarp tėvų ir vaikų. Tas pats panašiai yra ir sakysime, hinduizme, ten, kur brahmanai žino visus tos tekstus, Upanišadas, šastras, kiek man teko skaityti, ten pagrindas yra visi šitie ritualai, taisyklės, papročiai, maldos, apeigos, kurios skirtos tam, kad žmogus būtų sveikas, laimingas ir sėkmingai pratęstų giminę gyventi toliau. Tai šitie būtent yra labai svarbus. O dabar kaip tas yra žmogaus kūnas ir dvasia. O būtent tos lytinės galios, kurios yra nesurištos su organiškai
gi neskirtos lytinė, būtent gyvybei pratesti. Jas galima sublimuoti, jas galima perkeisti. Na ir kaip tai galima daryti? Tai galima daryti labai įvairiai. Aš prisimenu čia prieš 20 metų, galbūt Lietuvoje lankėsi tokia australietė, kuri vadino save saulės valgytoja, fizinio maisto, nei vandens atseit, nei valgyti, nei gėrė. Čia jį pravedė keletą seminarų ir man pačiam teko viename iš tų seminarų dalyvauti. O paskui pasirodė išinė ir pasirodė jos knyga, kad jis susirgo vėžiu. Ir jie važinėjo po visus, kaip sakyti, žinomiausius vakarų pasaulio gydytojus, chirurgus, jį buvo pjaustoma, gydoma ir taip toliau. Ir galų gale jis sutiko vieną dvasinį mokytoją, kuris jai pasirodė labai sveikas. Ir jį paklausė, taip sako, kaip tu visą laiką išlieki toks sveikas? Ir žinot, koks buvo atsakymas? Aš visą laiką ką nors myliu. Aš visą laiką ką nors myliu. Tik kad žodis meilė. Ką reiškia mylėti? Ką tas žodis meilė reiškia? Tai visiškai nesvaru, kad tas asmuo ar kas nors kitas žinotų, kad aš myliu. Ne, ta meilė, aš atsiveriu tai meilė. Ir ji mane augina, skatina, ji mane tek, tai yra gyvybinė jėga. Meilė, gyvybinė energija, kūrybinė energija, seksas, tai yra tos pačios galios pavadinimas. Kosminės galios pavadinimas. Ir štai ir kažką tai mylėti. Tačiau mylėti dvasiškai. Ne kūniškai, bet dvasiškai. Ir tu atsiveri, tai jau vyksta sublimacija. Tai vat yra tokia taisyklė, kadangi žmogus yra... Žodis sublimacija, gal galite išaiškinti. Būtent sublimacija, čia tarptautinis žodis. Tai yra tarptautinis žodis, kuris reiškia perkeitimą. Kitas tarptautinis žodis, kuris reiškia tą patį transformaciją, perkeitimas. Ta pati energija virsta kita. O štai, kaip matot, mes judesio energiją paverčiam elektros energiją paverčiam šviesa. Šviesos energiją paverčiam augalų auginimu, pavyzdžiui. Prašau? Pavyzdžiui, šviesos energiją paverčiam augalais. Taip. Ir viskas, kaip sakyti, pagrįsta šito perkeitimo arba sublimacija arba transformacija. Tai vartokite žodį, kokį nori. Tad, kadangi žmogus yra ir kūniška, ir dvasiška būtybė, gali mylėti ir kūnu, ir dvasia. Ir kūnu, ir dvasia. Ir pagrindinė taisyklė, esminė taisyklė, kuri apjungia šitos du priešingus žmogaus aspektus ir kūno, ir dvasia, yra tokia. Labai paprasta, bet šiaip tai man kažkur tai jos perskaityti taip ir neradau, ji nepavyko. Tai iš daugelio, kaip sakyti, apmąstymų, iš daugelio, kaip sakant, teksto apie meilę, šitokia taisyklė tarsi savaime išplaukia. Tiesą sakant, apie tai rašo Vydūnas. Vienam savo žurnale jaunuolis klausė, ar galima mylėti daug merginų. Ir Vydūnas sako, taip, ne tik galima, bet ir reikia. Čia galima vėlgi paklysti. Kalba, kai matot, yra manipuliavimo priemonė. Tai reikia gerai suprasti, ką tai reiškia mylėti daug. O taisyklė yra tokia. Mylėtis su vienu arba su viena kūniškai gyvybei pratesti. O mylėti dvasiškai. Dvasia aprėpia viską. Visų kiek pajėgi. Kiek būtent pajėgi. Ir todėl šitas sveikas žmogus, kuris žino tos dėsnius, sako, aš visą laiką ką nors myliu, dvasinė prasme, jis atsivėręs, jį teka meilė, teka gyvybinė energija ir perkeičiant, jį pati jį perkeičia. Jį būtent pati jį perkeičia. Aš kai apie tos dalykus pasakojau ne vieną kartą, daug metų auditorijose, tai man moteris atsiuntė poeto Jonino eilėraštį, aš mylėjau tave tau nežinant, tave aš myliu, mano meilė plati kaip žvaigždynai, kaip žydėjimas lauko gėlių. Ar mylėjai mane? Paklausti bijau. Ar mylėsi mane? Nežinojau. Eisiu rugsėjų, lašnojant į tave, kaip iki šiolį ėjau. Tai nuostabu, tai tave pakelia.
pakelia būtent visai kitokią prasme. Ir va šitas, kaip sakyt, va tokia meilė, kuri tave augina, pakelia ir tu jauti tuos virpesius, kur, va čia. Yra tokia pagrindinė riba, kuris skiria žmogų, tai yra va šita saulės rezginys. Yra pojūčiai, kuriuos žmogus jaučia žemiau saulės rezginio ir tie pojūčiai, kuriuos jaučia aukščiau. Tai va toks grubus suskirstimas. Aišku, čia jo Agnė galėtų papasakoti daug subtiliau ir smulkiau, bet aš čia, kaip sakyt, pats sakau pačią esmę. Ir va šitie jausmai, kurie yra virš, judesi ir jausmai, juos reikia palaikyti, auginti. O kur žemiau jaučiate, ten reikia juos sustabdyti ir kreipti aukštyn, perkeisti. Tam reikia pastangų, bet visų pirma pasakyti ne. Jis turi paskirti. Na, kai bus laikas, bus sąlygos, atitinkami, taip, šitą pareigą išpildysiu, gyvybę pratęsiu. O šiaip tai turi eiti šitie virpesiai aukštyn. Apie tai galima šitos tokios meilės pavyzdžių galima labai daug atrasti ir literatūroje, ir pasakojimuose. Tad aš papasakosiu gal vieną kitą pavyzdį. Tai yra Vokietijoje XIX amžiuje gyveno du garsūs kompozitoriai Šumanas ir Bramsas. Šumanas buvo vedęs garsę pianistą Klarą Vik. O Bramsas šitą pianistę labai mylėjo. Na ir kai Šumanas mirė, aišku, mylėjo dvasiškai, kai Šumanas mirė, atsivėrė visi keliai, kaip sakyti, sueiti jų artimesniem santykiam. Tai Bramsas tiesiog nuo Klaros pabėgo. Didžiausia kliūtis meiliai, kai dingsta visos kliūtis. Paradoksas. Didžiausia kliūtis meiliai, kai dingsta visos kliūtis. Ir va tai yra meilė. Joje telpa labai daug kas. Tai va taip sunku susikalbėti. Kas čia sukasi mūsų galvoje išgirdu šitą žodį meilė. Ką aš suvokiu, ką aš įsivaizduoju. Ir tai reikia platinti savo suvokimą ir aprėpti meilę kaip visumą. Galima pateikti pavyzdį, kaip Dantė rašė savo dieviškąją komediją, jis eidavo dažnai pas kaimyną, kur buvo paauglė mergaitė Beatričė. Jis jos ir nekalbino, jis tiesiog būdavo, stebėdavo. Žiūrėdavo ir tagi Beatričė tapo to dieviškosios komedijos išmintimi, vedle, kuri gyvedė per pragarą, tai vedė senovės išminčius Vergilijus, o toliau būtent per rojų, per skaistyklą ir į rojų jau Beatričė. Ta Sofija, ta išmintis, tas amžinasis moteriškumas. Galima prisiminti ir Mikelandželą, tą didįjį Renesanso skulptorių, kuris taipogi buvo ypatingas žmogus. Jisai ne tik piešė, ne tik kalė iš marmuro įvairiausias statulas, rašė sonetus, nuostabiausius sonetus ir subtiliai mylėjo moteris. Ir ta moteris buvo Viktorija Kolona. Tuo metu garsi poetė, jai labai anksti liko, ji našlė turėjo didžiulį būrį gerbėjų ir tame tarpe ir tas Mikelandželas, bet jie bendravo tik tai, kaip sakyti, neliesdami vienas kito ir vat, kai Viktorija Kolona mirė, tai jis išdrįso pabučiuoti jai tik tai ranką. Va su ta meilė jis pasakoja, kad jisai po 20 metų praėjusių, po tos jos mirties, vienam savo mokiniui pasakoja apie kaip jis atsisveikindamas su Viktorija Kolona neišdrįso pabučiuoti veidų, o pabučiavo vardą. Po 20 metų jis pasakoja. Ranką tik pabučiavo, ir to jisai tą meilę, to jausmu, to kilniu jausmu, kuris perkeičia ir kelia žmogaus jausmus, o būtent šitame širdies plote jis sukūrė tokius būtent nuostabius, gyveno ilgą gyvenimą ir sukūrė būtent tokius nuostabius jų kūrinius. Taigi, organiškai sukeistų lytinių galių perkeitimas vyksta pagal gamtos planą santuokoje, kai žmonės gyvena padoriai.
Vat pagal tas visas senovinės taisyklės padoriai gyvena. Tai yra ta lytinė energija per pradėjimą, per nėštumą, per gimdymą, tai yra visą laiką perkeičiama. Apie tai šiandien rašo ir garsus būtent psichologai, ir fiziologai, ir žindymą, ir vaiko auginimai persikeičia. Vat kai tai liečia ir vyrą, kai žmona pastoja ir vyrui, to testosterono kiekis sumažėja, tai yra vyriško hormono sumažėja, tik vyrui reikia įjungti smegeninę, kas čia vyksta. Va, ir naudoti, vat, na kaip sakyti, tą savo protą, tą protinę galią, kuri nukreiptų sublimaciją, lytinių energijų perkeitimą teisingą linkme. O šiaip tai protas yra tik įrankis, kuris gali mus labai lengvai paklaidinti, kaip sakė Leibnicas. Na, protas yra toksai, kurį gali paklaidinti jo paties filosofija, jo paties įsitikinimai. Ir va, žmogus pasirenka tam tikrą mąstymą, tam tikrą suvokimą, tai yra protas, jam tai rodo, šitą kelią jis paskui tą protą eina. Protui reikia šviesos, protui reikia išminties. O šiaip tai protas yra nuostabus įrankis, tik jį reikia teisingai būtent, jį panaudoti. Ir va štai tie, kurie pradeda dvasinį gyvenimą, jogai, pavyzdžiui, pirmiausia pradeda nuo pirmųjų jogos pakopų, kurios yra pagrindas ir pačios svarbiausios. Na, apie tai reikėtų kalbėti. Jamas, nijamas. Jama, apie jamą, nijamą. Tai yra susivaldymo, susilaikymo. Ir vat šito sublimacijos pagrindas yra suvaldymas, susilaikymas. Ir tik tada tą energiją galima nukreipti kitur, bet įjungiant būtent savo mąstymą, savo protą. Va čia reikia prisiminti tai, ką aš jums sakau apie slopinimą, tai reikia prisiminti senelį Freudą. Tikriausiai visi girdėjote tą Sigmundą Freudą, kuris dirbdamas su psichiatrinė ligoninė surado neigiamas slopinimo pasiekmes. Tai jeigu žmogus slopina, ir jis to dalyko nori. Būtent seksualinė energija taip slopina. Ir jisai nieko nedaro su savo mintimis, ji nenukreipia tų galių kitur, jos pradeda jį veržtis iš vidaus ir jam sutrinka psichika, neurozė ir kitokie psichiniai sutrikimai. Tai mes iš Freudo išgirdome, kad slopinti yra blogai. Kad yra to slopinimo, neigiamo slopinimo pasiekmes ir Freudas laikomas seksualinės revoliucijos tarsi pradininkų. Tačiau Freudas kalbėjo dar štai apie ką. Apie būtent, aš tiesiog pacituosiu, Freudas įvadinėse paskaitose apie psichoanalizę rašė: mes tikime, kad civilizacija yra sukurta primityvių impulsų teikiamo malonumo paaukojimo kaina. Civilizacija sukurta primityvių impulsų teikiamo malonumo paaukojimo kaina. Jos kūrimas reikšmingai tęsiamas bet kuriam individui, bet kuriam asmeniui, atkartojant primityvių malonumų auką visuotinio gėrio labui. Va šitas sulaikymas, tai yra tarsi paaukojimas visuotinio gėrio labui. Va, jis sakė, psichoanalizė parodė, jog būtent seksualinio instinkto suvaldymas labiausiai pastarnavo kultūros kilimui. Ir Freudas apie tai kalbėjo, tačiau viskas buvo perkeista, kai mes išgirdom, kad slopinti yra blogai, tai tada mes metėmės į priešingą pusę, viską leisti. Tai gyvenam pagal jungtuką arba drausti, arba leisti. Reikia pagal jungtuką ir taip, ir kitaip. Ir drausti, ir leisti. Ir drausti būtent. Tai čia tas vadinamas aukso vidurys. Taip, būtent tas vadinamasis. Kartais drausti, o kartais leisti. Taip. Ir va, būtent čia Freudas atkreipė dėmesį ilgalaikį slopinimą, kada nevyksta vidinis žmogaus darbas.
Kembridžo universiteto etnologas ir antropologas Jozapas Anvinas norėjo įsitikinti, ar šitas Freudas kalba tiesą. Ir jis tyrinėjo 16 aukštai išsivysčiusių kultūrų ir 84 tokias būtent primityves kultūras. Ir tyrimo rezultatai buvo įspūdingi. Atrado, kad visose jau tyrinėtose kultūrose, tiek primityviuose, tiek aukštai išsivysčiusiuose kultūrose, santykių tarp vyro ir moterų kultūros kilimas, moralumas čia turim minty. Moralumas siejasi su tos civilizacijos ekonominė, mokslinė ir kultūrinė pažanga ir kiekviena tų civilizacijų savo vystymosi pradžioje turėjo panašias lytinį elgesį reguliuojančias normas, susilaikymą nuo lytinių santykių iki vedybų ir ištikimybę santuokiniame gyvenime. Tačiau kai tos normos buvo pažeistos, jau kultūra ir civilizacija pradėjo žlugti ir jis tyrinėjo, kiek laiko reikia, kad iš aukštai išsivysčius civilizacijos žlugtų tokia primityvi arba visiškai sužlugtų. Mes žinome iš istorijos, kiek daug yra buvusių aukštai išsivysčiusių civilizacijų, ten vėjas pūsto baltą smėlį. Ir tas laiko tarpas yra maždaug apie 100 metų. Apie 100 metų. Ir štai mūsų aukštai išsivysčiusi civilizacija dabar įėjo į tą fazę, kai pas mus atsirado tas vadinamasis kontraceptinis mąstymas. Mes atskyrėme seksą nuo gyvybės pradėjimo. Tačiau tai neįvyko fiziškai, tai vyko tik tai galvoje, tik tai protuose. Tik tai protuose. O kaip jis buvo seksas sujungtas su gyvybės pradėjimu, taip ir liko. Todėl, kai mes seksą naudojam tik tai malonumui, tai mes nuo gyvybės saugomės kaip nuo užkrato. Kontracepcija tai reiškia prieš užkratą. Tai kontraceptinis mąstymas ir toks mąstymas yra įsigalėjęs. Tai mums reikia atrasti ir tai, kad reikia ir drausti, ir leisti. Ir leisti. Ir suprasti, kam yra paskirtis, kokia yra paskirtis šitų, kaip sakytų, gyvybinių galių. Tai yra viso kosmoso aukščiausios gyvybinės galios skirtos gyvybei pratęsti, tačiau jas galima iššvaistyti tuščiai, tenkinant savo trumpalaikius malonumus ir tuo pačiu ardyti savoje sveikatą ir mažinti žmonių giminę, ir ta žmonių giminė vis mažta ir mažėja. Ir jau dabar savaitės paskutiniam numeriu skaičiau, kad viena iš priežasčių gimstamumo mažėjimo priežastis yra lygios lyčių teisės. Lygios lyčių teisės yra lytis vis labiau suvienodinamos, kai vis lieka tik vienas krantas, tuo gimstamumas mažėja, civilizacija pamažu ir pamažu žlugsta. Čia dar galima gal pakalbėti ir apie homoseksualumą. Dar dėl to. Vieni sako, kad leisti viską tai yra, oi, kaip puiku, viskas galima. Tačiau jie dargi nesuvokia, kad jie žmonės, kurie užsiminė kaip sakyti, yra tokios vienkryptiškos pakraipos, jie gyvena gerokai trumpiau, apie 20 metų. Ir po savęs nieko nepalieka. Gyvena 20 trumpiau metų ir po savęs nieko nepalieka. Lietuvoje čia gyvena toks žymus istorikas, kaip nepameluočiau, Eimantas Gudas. Jis yra homoseksualus. Jo viena knyga yra Mėlynas kraujas apie Lietuvos didikų giminės. Jis pats yra iš didikų giminės, bet jis nėra puolęs tiek žemai, kad jis tą savo aistrą tenkintų kūniškai. Jis sublimuoja. Ir kam teko klausytis jo pokalbio, jį kviečia ir katalikai, ir kiti. Ir niekas jam nelabai nori pritarti, nes ir jis už katalikus yra visą galą aukštesnis, jis sublimuoja. O pas mus paprastai tai nepriimta, kad pas katalikus kaip yra krikščionių, vadinasi, iki santuokos sekso nėra, o po santuokos į valias. Tai čia yra irgi blogai. Visi žinome apie žydų tautą. Kaip ta žydų tauta ištisus tūkstantmečius įsilaikė, išbarstyta po visą pasaulį ir priedo, kokie talentingi yra jo žmonės, jų vaikai.
Apie tą visi žino, bet kame yra pagrindas šuo, kur yra čia šuo įpakastas, kaip sakiau, visa Tora yra skirta va, tų šeimininių santykių sutvarkymui. Santuokiniai žydai, jie, kaip sakyti, trečdalį gyvenimo negali liesti savo žmonos. Yra pas juos tokia taisyklė, kuri hebrajiškai vadinasi nida, o lietuviškai ištars tai būtų nutolusi. Ta šitas nida, nutolimo laikotarpis būna apima visas mėnesinių dienas, kiek ten tęsiasi 3-5, plus 7 švarios dienos. Ir plus mikva, ritualinis apsiplovimas, po kurio būtent jie jau kelis metus ar keliasdešimt metų vedę santuokinį vėl susitinka kaip jaunavedžiai. Ir va šito laikotarpio jie ne tik negali kartu gulėti, jie negali sėdėti ant vieno suolo, paliesti vienas kitą, netgi daikto perduoti vienas kitam negalima. Ir va šitų taisyklių tikras žydas turi laikytis labai griežtai ir jeigu jis būtų verčiamas nusižengti šiom taisyklėm, jis geriau turėtų pasirinkti mirtį, negu nusižengti šitom santuokinio gyvenimo taisyklėm. Tai jūs kalbėjot, kad pusę mėnesio vyras prie moters savo žmonos negali prisiliesti, net ant vieno suolo sėdėti. Taip. Tai šitas nida laikotarpis, nutolimo laikotarpis priklausomai nuo moters fiziologijos mėnesinių trukmės tęsiasi nuo 10 iki 14 dienų per kiekvieną mėnesinių ciklą. Tai apie tai praktiškai niekas nežino ir žydai apie tai neskuba kalbėti. Ir priedo žydų tarpe, tie, kurie laiko šitų taisyklių, nėra jokių, kaip sakyti, gimdos kaklelio vėžių ir panašių vėžinių susirgymų, kurie paplitę vakarų Europoje vien dėl šito, kaip sakyti, leidimo viską leisti. Ir va tas leidimas leisti yra didžiausia kliūtis meilė, ne tik kliūtis meilė, bet ir sveikatai. Ir leisti, ir drausti. Reikia žinoti paskirti ir tik tada tu gali, kaip sakyti, savo teisingai leisti. Va tai žmogus turėtų gyventi vidinį gyvenimą. O vidinis gyvenimas yra konfliktas. Vidinis gyvenimas yra konfliktas, tai yra dvasingumas. O jeigu mes kalbame apie dvasingumą, tai dvasingumo gyvenimas yra ne kas kitas, kaip vidinis gyvenimas. Žmogus turi pirmiausia apmąstyti savo veiksmus, savo jausmus ir tik paskui nuspręsti, ar tai verta šitaip elgtis, ar neverta. Kad jis galėtų nuspręsti, kaip elgtis, jau turi būti teisinga pasaulėžiūra, teisingas vertybių pasirinkimas. Dabar žodis vertybė vėl yra ypatingai manipuliatyvus žodis. Ką aš pavadinu vertybę, mes laikome ir vertybę. Anaip to. Nuo pavadinimo bet ko vertybė, tai netampa vertybė. Ne. Ta vertybė išlieka tokia, kokia yra, bet ji persikeičia mano prote. Ir aš tą pavadintą, galbūt niekinį dalyką, pradedu jį laikyti vertybę, pradedu juo naudotis. Ir aišku, aš alinu pats. Ir aišku, būtent alinu aš pats save. Tai vat, koks turi būti kriterijus, kuris tiktų įvertinti visoms vertybėms. Tai galima rasti tik pas Vidūną. Niekur kitur aš šito neradau. Girdėjote viduniečio žodį. Aleksandras Vidūno klubo narys jau nuo seno yra ir tas susitikom. Tai va toj taisyklė taipogi yra labai paprasta, kaip ir ta, kur pasakiau apie tą dvasinį ir kaip suderinti dvasinį ir kūnišką meilę. Mylėti su vienu, o mylėti daug, kiek pajėgi. Tai ir čia taipogi tokia labai paprasta taisyklė, tinkanti visiems atvejams. Vadinasi, tas vertimo kriterijus turi būti aukščiau už tas visas kūniškas žinomas vertybės. Tai turi būti kažkas tokio, kas tiktų visoms vertybėms. Ir jeigu tai, kas yra pavadinta vertybė ir man siūloma, kad tai yra vertybė, naudokise, aš turiu pažvelgti ją, ar tai toji vertybė mane šviesina ar tamsina,
mano kelia mano sąmoningumą ar mažina, mano sąmonę tamsina ar šviesina. Ar šviesina. Jeigu šviesina, tai vertybė, jeigu tamsina, tai geriau su ją neprasidėti. Kai kam tinka, kai kam puikiausiai tinka, na, jis yra dar būtent, sakysime, kad ir va būtent tokio lygio. Va, tai va tas vertimo kriterijus. Ir va šito vertimo kriterijų gali pasinaudoti tik tai tas dvasingas žmogus, tas, kuris gyvena vidinį gyvenimą, kuris pirmą apmąsto, o paskui veikia. O dauguma žmonių padaro kažką, o paskui, o kaip čia buvo, padariau. O apmąsto vėliau. Tai dvasingumo nėra vidinio gyvenimo. Na va, ir va štai, kai mes jau šitą ištiriam tą tariamą vertybę, iki kabutėse, į mane kildina ar smogdo, tada aš, kaip sakyti, jos sulaikau, atsisakau jos ir tą energiją nukreipiu kitą linkme. Būtent reikia tą energiją nukreipti kitą linkme, pasirinkti kitas vertybės, kurios iš tikrųjų mane kildina ir šviesina. Tai va. O apie tai, kaip fiziškai tai padaryti, aš papasakosiu. Tai kaip fiziškai padaryti, tai va tai yra, iš tikrųjų, joga turi tam daugiau priemonių, sena tradicija, bet jeigu mes palyginsime rytų ir vakarų kultūrą, tai vakarų kultūra išaugo ant draudimų. Ir kol žmonės tiems draudimams pakluso, gyveno gimoraliai, jie transformuodavo tą savo lytinę energiją ir sukūrė šitą didžiąją vakarų kultūrą, kuri išplito po visą pasaulį, paskui draudimus pakeitė leidimais. O rytuose draudimų buvo mažiau, gerokai mažiau, ir ten buvo daugiau aiškinama apie perkeitimą, apie sublimaciją. Ten buvo tam tikros gilesnės tradicijos ir dabar mūsų kultūra žlunga, einame į chaosą ir dabar chaosas yra naujos tvarkos pradžia. Chaosas yra naujos tvarkos pradžia. Ir mes tarsi perinam į naują evoliucijos pakopą. Iki toliai būtent vakarų Europos kultūra vystėsi ant draudimų. Ir kol mes buvom moraliai dorų, padoriai gyvenam ir šeimos buvo stabilios, o paskui viskas išyro ir dabar chaosas, bala ir skaičiuojame, prognozuojame, kada mūsų kultūra vienokiu arba kitokiu būdu žlugs. Tai dabar šitam chaose mes vėl turime ateiti prie draudimų, tačiau prie kitokių. Anie draudimai buvo išoriniai. Buvo kažkieno įsakyta, ten popiežiaus, ten kunigo, ten dvasiškio, ten apskritai, ten tėvų, senelių ir taip toliau ėjo nuo senojus tokie draudimai, gyvenkite taip ir vaikai bus viskas sveiki. Ir būsite sveiki ir laimingi. O vaikai pasakė, ne, draudimus atmesti, čia pasakos, čia prietai ir taip toliau ir dabar gyvenam palaidoj baloj. Tad vėlgi tai turi ateiti draudimai, bet jau ne iš išorės, o iš vidaus, iš paties žmogaus vidaus. Aš pats pasirenku šitą kelią. Kai kažkas draudžia, kodėl tu man draudi? O aš pats pasirenku šitokį kelią, nes aš suprantu, kur vienoks kelias veda ir kur veda kitoks kelias. Yra iš tiesų du keliai. Vienas kelias veda į mirtį, kitas kelias į gyvenimą. Va tas pats seksas ir mirtis yra to paties medalio dvi pusės. Kažkada aš buvau pakviestas į konferenciją, graikiškai žodžiais eros ir tonatos. Erosas tai suprantamas žodis, erotika, o tonatos yra mirtis. O pavyzdžių, kai seksas eina kartu su mirtimi, yra labai daug. Pavyzdžiui, tam tikros vorų rūšys po sueities patelė pat nesuvalgo. Unguriai nuplaukia į Saragasų jūrą, ten kažkur Atlanto vandenyne išneršia, čia pat krinta negyvi. Ir kai žmogų apima mirties baimė, jame sukyla seksualumas, apie tai rašo psichologai įvairiais atvejais, kad žmogų ištiko
infarktas, insultas, bet jam sukilo toks sekso noras, kad jis pradėjo graibyti būtent apie gydytojų sijonus ir panašiai. Ir tokiu atveju iš tikrųjų yra daugybė žmogus, kaip sakyti, spontaniškai ir pasąmoninį nori pratęsti save kaip gyvybė. Tai yra neatsiejami, tai mirtis ir seksas yra neatsiejami dalykai. Ten, kur daug sekso, ten daug ir mirties. Seksas yra skirtas gyviai pratęsti ir va štai toliau sulaikyti ir kad tai būtų kūryba. Kad jame vyktų ta kūrybinis perkeitimas tos energijos ir, kaip sakiau, perkeitimas gali būti pačiais įvairiausiais metodais, o svarbiausia, turime išmokti gyventi vidinį arba dvasinį gyvenimą, apmastyti savo veiksmus prieš tai, suvokdami, kad viskas turi savo paskirtį ir tada pasirinkti, nukreipti, kaip sakyti, savo gyvinę energiją į vienur arba kitur. Va dar papasakosiu, ką man teko skaityti Roberto Monroe knygose. Tai buvo toks amerikietis, verslininkas buvo, radijo stočių direktorius. Ir jam nuo 45 metų, istorijos tosgi nepasakosiu, savaime prasidėjo išėjimai iš fizinio kūno. Savaime prasidėjo. Jokių ten metodikų nežinau, bet tai buvo matyti sutarta dar jam prieš gimimą ir 45 metus gyveno be kūno, viską dokumentavo. Labai įdomios knygos, 3 knygos yra išleistos. Ir va, didžioji kliūtis atsiskiria nuo kūno ir kylant tolyn, būtent yra seksas. Taip pat sukyla šitie būtent seksualiniai jausmai. Ir sako, aš sugalvojau metodą, kaip susidoroti su šito seksualiniu maniaku. Na, neatstumti. Jeigu kažką tu atstumi, tai tu kreipi dėmesį, tu jį pritrauk. Ne, tai gera mintis, kaip sakyti, šito seksu pasinaudoti, bet ne dabar. Sako, mes, sako, šitą reikalą atliksim, bet ne dabar, aš turiu kažkur tai keliauti toliau. Ir kai jisai priima, neatstumia, bet pripažįsta jį, jis nurimsta. Jis būna patenkintas, kaip ir tas šešėlis, kurį mes turime kiekvienas į savį, jeigu mes jį neigiame, tas šešėlis būtinai vienaip ar kitaip mums iškrės kiaulę, pasireikš. Pripažinti jį reikia ir tada tu gali jį perkeisti. Ir atsako, šitą metodą aš supratau žiūrėdamas amerikiečių filmus, bet tai buvo senoviniai filmai, pokariniai, galbūt 5-6 dešimtmetis toks artistas Jimas Otri, kuris kovoja su pabaisa, išlaisvina gražuolę ir su ta gražuolė atsiduria prie gyvulių aptvaro ir va, jis pasako jai keletą tokių malonių žodžių ir tam išlaisvintoji gražuolė jau palinksta, kad ji bus pabučiuota ir visi žiūrovai, kad laukia, kada jau bus čia bučnys. Bet tas Jimas Otris sako, aš sako, aišku, tave pabučiuosiu, bet pirmiausia, aš padainuosiu tau dainą. Atsiranda gitara ir jis groja tą dainą, o bučnio taip ir nebus. Perkeista buvo pripažinta, suvokta, kad tai yra jų teisėtas pasireiškimas, bet ne dabar, netinkamos sąlygos. Ir va, jis nurimo ir energija buvo perkeista. Būtent buvo perkeista. Va, ir ji nurimo. Ir jie nurimo, nepabučiuoti. Ir jie nurimo būtent, jie nurimo. Vidūnas taip ir sako, tai, kas kyla iš kūno, nėra stipru. Jam reikia pasakyti ne ir jisai nurims. Bet tai, kas kyla iš protų, iš minčių, kai mes apie tai mąstom, iš visos šitos porno industrijos mes auginame geismus. Ir jis tampa toks įgalingas, kad mus jau pavergia. Ir va čia reikia prisiminti dar vieną taisyklę. Panašus eina prie panašaus, panašus traukia panašų. Tam, kad tavyje būtų šviesios mintis, reikia skaityti labai šviesias knygas. Reikia žiūrėti, su kokiais žmonėmis bendrauja, kokie pokalbiai vyksta. Smegenys viską užfiksuoja ir čia viskas lieka. Ir kai tavyje būna jau pakankamai šviesių minčių, tu pritraukia ir šviesias knygas, ir šviesius draugus, ir šviesias mintis. O jeigu tamsios mintis, jos tamsias mintis ir pritraukia. Tai čia principas yra būtent labai paprastas. Ir aš tai yra susijęs su kūrybingumu. Kalbėjau apie, kaip sakyti,
pačius tokius iškilius menininkus, bet štai aš paskaitų metu gavau tokį raštelį, kaip klausimą. Pradėjau rašyti eilės ir neblogas, lengva jos rašėsi, lėjusi kaip daina, vėliau įsidėjau į šią spiralę ir nes nebenorėjau gimdyti ir nustebusi pamačiau, kad nebegaliu rašyti eilėraščių, jų tiesiog nebėra. Nebėra nei noro, nei įkvėpimo, tada nesupratau kodėl. Tik vėliau susivokiau, kad įsidėdama spiralę atstumiau meilę, atstumiau jausmus, uždariau širdį. Savo energiją nukreipiau kitur, žemyn. Eilėraščiai kėlė aukštyn. Ir atrodo toks fizinis veiksmas. Pats fizinis veiksmas, įsidėjimas nieko neturėtų reikšmės, bet pakeitė mąstymą, viskas priklauso nuo mąstymo, pakeitė požiūrį, tuos pačius Mylėjosi ne dalykus. dėl gyvybės pratęsimo, o mylėjosi dėl malonumo. Ten dėl teksto, dėl malonumo. Ir vietoje eilėraščių, kurie teikia visai kitokios rūšies, kitokio lygio, į malonumą gauti šitą žemesnių vibracijų malonumą. Ir tas kilimas aukštyn, kaip čia Eglė aiškino. Kilimas aukštyn. Ir tai priklauso nuo kiekvieno iš mūsų pastangų. Ir dabar, kaip sakiau, aukštesnis laiptelis mūsų augimo, vystymosi, evoliucijos. Tai yra draudimai turi ateiti, stabdymai turi ateiti iš vidaus ir nukreipti, kur tą energiją aš pasirenku. Aš pasirenku, kaip sakant, iš savo patirties, iš savo suvokimo, iš tų žinių, kur aš jas sukaupiau, skaitydamas labai geras knygas. O ne šiaip kokios būtent papuola. O šiaip knygas, kai rašomas, tai žmogus rašo pats save. Būtent žmogus rašo pats save. Tai va, dar noriu, ar jau man jau baigti? Sakykit, ką nori. Prisimenu dar Sąjūdžio pradžioje, Kazys Saja, rašytojas. Kažkuriam čia leidiny, tik pačioj Sąjūdžio pradžioje, jis parašė tokį gana ilgą apsakymą per 2 laikraštinius puslapius. Aš tiksliai pavadinimo neprisimenu, bet tik Saja galėjo tokius dalykus parašyti ir išeidamas iš mūsų lietuviškos kultūros, būtent tos doros kultūros. Dora yra nuo žodžio daryti. Ką žmogus daro, viskas turi būti dora. Taigi tas apsakymas yra toks, jo pavadinimas maždaug būtų toks, kaip karalaitė tampa ragana. Ir ten rašoma apie vieną jaunuolį, kuris įsimylė vieną merginą, permėga su ją. Buvo karalaitė, permėga ragana. Kitai vėl tas pats atsitinka. Ir vėl tas pats atsitinka. Kas čia yra? Vieną rytą išėjęs į kiemą, vaikai žaidžia futbolą ir tas futbolo kamuolys atriedėjo prie jos, kaip spyrė jį, tas kamuolys ant stogo užšoko. Taip ir liko. Paskui po kiek laiko jis vėl ten išeina anksti ryte iš merginos, iš to, kaip sakyt, kuri iš karalaitės tapo ragana. Tas kamuolys nukrito jam bum per galvą. Ir jis suvokė. O ką suvokė? Pačiam kiekvienas turi suvokti. Jis suvokė, kas atsitinka. Kas atsitinka, kai meilė dingsta visos kliūtis. Tai tampa pati didžioji kliūtis. Pati ta didžioji kliūtis. O tai yra toks paradoksalus teiginys, apie kurį mums mažai kas žino ir mažai kas pasako. Visas gyvenimas yra ant paradoksų statytas. Nes mes gyvename tarp prieštarų. Tai va, dabar Agnė gal ką nors dar pridės apie Agnes perkeitimą. Jones. Jo, aš dabar noriu jums tiksliai parodyti, jūs galite ir šiandien papraktikuoti, ką reikia daryti. Čia, kaip supratot, paskaita yra ne apie tai, ką daryti, kai nori sekso, bet apie tai, ką daryti, kad tu jo nenorėtum, arba norėtum laiko ir vietoje, ar ne? Tai būna taip, kad užeina, ne, visiems suaugusiam ir nuo pat paauglystės užeina geismo jausmas ir kaip su juo tvarkytis. Tai yra tokios jogos praktikos, jogai nesakė man taip, kad čia vat specialiai tam, reiškia, kad seksualinę energiją pakelti viršų. Bet aš pati pastebėjau ant savo kūno, ant savo pojūčių, ant savo patyrimo, kad tai veikia ir tada, kai norisi išsilieti per apačią.
tą energiją galima tiesiog fiziškai dirbant su kvėpavimu sublimuoti, tai yra pakelti viršui. Kvėpavimo pratimas, kuris reiškia šviečianti kaukolė, išvertus iš sanskrito kalbos, o sanskrito kalboje tai būtų kaphalabhati. Jisai suorganizuoja hiperventiliaciją. Hiperventiliacijos metu atsiranda daugiau anglies dvideginio ir paskui būna įkvepiama deguonies, didelis gurkšnis ir tą deguonį labai gerai pasisavina. Kas atsitinka? Organizmas yra pamaitinamas. Hiperventiliacijos metu išvalomas, o paskui pamaitinamas. Ir nurimsta. Išsivalo energetiniai kanalai, kurie vadinami nadžiais. Ir kodėlgi energija tada gali tekėti? Nes turi per ką, panašiai kaip elektros energija. Jeigu yra didelė varža kažkokiame laide, ar ne, arba jis yra per siauras tas laidas, arba kraujagyslė, pavyzdžiui, jeigu yra per siaura, arba užsiteršia, ar ne, kraujagyslė pasidaro siaura ir per ją nebegali pratekėti kraujas, jinai plyšta. Ir eina kraujas į šoną. Tai va, seksualinė energija, jeigu nori eiti į šoną, tada, kai tu nenori, su savo galva tu nenori, bet jinai pati savaime nori ten išeidinėti. Tai reiškia, kad yra nutrūkę energetiniai kanalai toj vietoj. O kodėl jie iš vis nutrūksta, kodėl jie užsiteršia? Taip kaip kraujagyslės užsiteršia nuo neteisingo maisto, neteisingo gyvenimo būdo. Energetiniai kanalai užsiteršia irgi nuo neteisingo gyvenimo būdo, tai yra nuo neteisingo mąstymo. Teisingas mąstymas yra jausti, kad visa esti viena, kad tu irgi esi aš, kad kaip aš noriu, kad mane gerbtų, taip turbūt tu nori, kad tave gerbtų, ar ne? Ir tas visumos pajutimas, tai yra teisingas mąstymas, ne visiems išeina, bet tam yra kaip pagalba taisyklės mandagumo, etikos normos. Jeigu tu pats nejauti, jeigu neturi empatijos ir nejauti, kad kitam reikia to paties, ko ir tau reikia, arba gal kažko šiek tiek kito, tai yra tam tikros taisyklės, kad tu suvoktum, kaip elgtis, kad neįžeisti, nesužeisti, nepadaryti destrukcijos kitame. Ir savyje taip pat šiais laikais dėja, bet atėjo dvasinių mazochistų karta, kurie netgi žmonės nori savo pakenkti ir tuo mėgaujasi. Psichologiškai kenkia savo ir tuo mėgaujasi. Ir kaip su tuo susitvarkyti, vėlgi jogos praktika padeda, iš amžių amžinųjų atėjusi praktika, tūkstantmečiais žmonėms padėjo ir šitoj vietoj irgi gali padėti, bet reikia nuosekliai, kaip jau ir Aleksandras pasakojo, nuo jamų, nijamų pradėti. Jamas tai yra savitramda, tai ko negalima daryti, o nijama tai reiškia saviaukla, tai ką reikia daryti. Žmogus savyje, reiškia, formuoja savo charakterį, sąmoningai, va šitų taisyklių pagalba. Labai gerai, jeigu mokytojai yra, kurie padeda suvokti tas taisyklės ir padeda savo pavyzdžių jas praktikuoti. Na, o paskui po jamos, nijamos yra asanos ir pranajama. Tai asanos padaro taip, kad fizinis kūnas pasidarytų labiau pratekantis, ten tekėtų ne tik tai energija, bet ir kraujas, bet tačiau teka ir energija, tad labai stebuklingai viskas vyksta visuose planuose, tiek astraliniam, tiek kauzaliniam, tiek fiziniam laukuose, viskas vyksta dirbant vien tik su fiziniu kūnu, atitinkamai judant. Ir šiandien jūs patyrėte šavasaną, tą atsipalaidavimo pratimą, kaip minėjau, kada nieko nereikia daryti, o jau susibalansuoja. Nieko iš vis, tik tai atitinkamai atsigulta. Ir jau viskas susibalansuoja. Vat, tai po tų fizinių praktikų yra kvėpavimo praktikos siūlomos. Bet jeigu taip iš eilės dirbant, tai nemažai laiko praeitų, bet 20 amžiuje gyvenęs toks mokytojas Šivananda, Indijoje gyvenęs, bet šitas gal galite paduoti, bet tą paveiksliuką parodysiu žmogaus. Kaip tik mes ir turim jo nuotrauką. Štai Šivananda. Šitas žmogus sugalvoja vakariečiams metodą, kaip praktikuoti 8-pakopę jogą, visas pakopas vienu metu. Tai reiškia, truputėlį
savitramdos, truputėlį savišvietos, truputėlį asanų, truputėlį pranajamos, truputėlį proto koncentracijos, truputėlį jau kažkokių tai didesnių pasiekimų, kurie atsiranda nuo proto koncentracijos, tai jau meditacija, tai yra visumos patyrimas, truputėlį kažkokių ritualų, truputėlį kažkokių dvasinių praktikų per mantras. Ir štai jau tu gali pasiekti palaipsniui, eidamas kiekvieną dieną, praktikuodamas visas šitas truputėlį praktikas, ten pavyzdžiui po 5, po 10 minučių kiekvienos praktikos. Tai kažką paskaitai, kažką padarei ir jau kiekvieną dieną tu vis geresnis negu vakar. Ir dabar žadėtas tas kvėpavimo pratimas kapalabhati. Kaip jisai veikia, jisai išvalo energetinius kanalus, kurie užsiteršia nuo neteisingo mąstymo, kad aš esu atskiras. Atskirties jausmas yra neteisingas mąstymas. Aš esu vienas yra neteisingas mąstymas. Aš esu vienis yra teisingas mąstymas. Tai natūralu, kad dualistinėje sąmonėje gyvenantis žmonės nesupranta ir nepatiria, kad mes esame vieniai, ar ne? Tai atsiranda tų tokių sutrikimų. Bet palaipsniui mes galim praktikuoti truputėlį kiekvieną dieną, kaip minėjau, kažkokį paskaityti išmintį, kažkokį padaryti pratimą ir žiūrėk, po truputį mes vis toliau būsime sveikesni ir gyvesni ir tą seksualinę kūrybinę energiją galėsim transformuoti į aukštesnius dažnius ir nenorės jinai mums išsilieti per šoną, nes jinai galės tekėti per švarius energetinius kanalus, kurie susijungia, net jeigu buvo nutrūkę nuo neteisingo mąstymo, kai energija teka, o labai siauras užsiteršęs kanalas, jisai nutrūksta. Ir per tą šavasaną, jeigu darai asanas, per tą šavasaną tie energetiniai kanalai vėl susijungia ir tai patiriama kaip trūkčiojimas rankų, kojų ar kur nors ar ties pilvų. Man, pavyzdžiui, ties pilvų labai trūkčiojinėja. Tai reiškia, čia man ir buvo nutrūkę labai daug tų didelių energetinių kanalų, nes, pavyzdžiui, vos tik tais aš atsiguldavau į šavasaną po asanų. Čia maždaug prieš 20 metų tie laikai, kai aš tik pradėjau jogą praktikuoti. Tiesiog spurdėdavau kaip kažkokių traukulių kratoma. Tai iš tikrųjų ir padėjo. Ir paskui aš pradėjau nebenorėti sekso, jeigu aš nematau vertingo partnerio. Jeigu matau, bet tokių mažai. Ir atsiranda jau daugiau galimybių savo galvą organizuoti savo norimą realybę, ar ne? Taigi žadėtasis pratimas. Atsisėdame tiesiai, nugarą tiesiai, jeigu galite sukryžiuojate į lotosą kojas, o jei galite ir ant paaukštinimo atsisėsti ant tų pagalvėlių. Labai svarbu, kad mes sėdėtume tiesių stuburu, o ant tų paaukštinimo kėdučių labai patogu, va taip kaip Aleksandras sėdi. Taip, tiesus stuburas padeda energijai kilti teisingai. Aišku, jeigu stuburas yra iškrypęs, natūralu, kad energija nekryps, neįs teisingai, bet mes jį galime tiesinti būtent asanų pagalba. O kol kas sėdim taip, kaip galim. Įkvėpėme 2 kartus giliai, o paskui 3 kartą tik tais pilvu įkvėpsime ir paskui pompuosime 60 kartų. Kad taip pompuosim su nosim. Viskas vyksta per nosį, šitas kvėpavimas. Taip pompuosim, tarsi norėtume užgesinti su nosimi žvakę. Bet nereikia persistengti ir nereikia daryti taip, ar ne? Vienas dalykas, aišku, ir nosis labai gerai valosi. Bet dabar aš tik tai rodau, nebandykit kol kas. Reiškia, dirba tik pilvas. Taip, ir čia parodyti. Krūtinė ne. Ir kodėl aš turiu ką iškvėpti paskui? Nes tyliai aš įkvėpiu, neakcentuotai įkvėpiu. Ir šiek tiek duodu ilgiau laiko įkvėpimui negu kad iškvėpimui. Gaunasi taip, iš tikrųjų pagal teisybę, pagal senovę ir pagal darną tai būtų
kiekvienos širdies ritmu reikėtų kvėpuoti. Bet kadangi mes savo širdies ritmo negirdim, tik tai žinom, kad jis šiek tiek greitesnis negu kas sekundę, ar ne? Tai galim maždaug taip taip, ir taip 60 kartų. Galim pulsą apsičiuopti, bet tą aš siūlau padaryti namuose, kai tyliai savo galėsit, ar ne? Ir susikaupsit. Bet čia maždaug žodžių, dabar mokinamės. Ir tada, kai va taip va, papumpuosim 60 kartų. Čia pradžia mokslis 60 kartų. Paskui galima vėliau po kokio mėnesio praktikos galima 100 kartų daryti, perinant per 80. Pirmai pradžiai padarykim 60, jeigu kažkam ties 40, pavyzdžiui, pradės svaigti galva, tai jau iš karto nustokit. Nereikia per daug persistingti. Ką reiškia svaigsta galva? Tai reiškia, kad gauna daugiau deguonies negu kad gavo, kraujas ir energija sueina į galvą. Primenu, kad šitas pratimas vadinasi šviečianti kaukolė. Mes savo šviesą stumiam į galvą. Savo energiją, nes energija yra šviesa. Mes realiai esam šviesos būtybės, tik tais mūsų fizinės akis nemato to. O bet tačiau galim savo trečią akim tai pamatyti. Ir yra tokių žmonių, kurie mato auras. Mato kaip šviečiančius tokius kiaušinius mūsų. Nu vat. Taigi, tai pasakiau vieną ratą. Reiškia, 2 kartus iškvėpiam, įkvėpiam. Tada 3 kartą iškvėpiam, įkvėpiam iki pusės. Tada 60 kartų papumpuojam. Tada vėl 2 kartus įkvėpiam, iškvėpiam, įkvėpiam ir sulaikom. Sulaikom tiek, kiek jaučiasi, kad mums patogu, galim, nemirštam ir kada jau norėsite kvėpuoti, nors dar, pavyzdžiui, nebus minutė laiko, standartas yra minutė laiko nekvėpuoti. Bet jeigu jausite, kad jau labai norit, tai švelniai pakvėpuokite giliau. Sustoti pilnam oro ar sustoti be oro? Mes įkvėpsime 2/3 plaučio tūrio. Reiškia, tik pilvas bus išsipūtęs. Po pumpavimo irgi. Įkvėpsim? Jo, įkvėpsim, bet ne pilnai jau, kad, ar ne? Bet tik taip iki pusės, sakykime. Net ne iki pusės, o 2/3 plaučių tūrio. Kad tik pilvas turi išsipūsti. Krūtinė neturės įsipūsti, ar ne? Galim netgi pabandyti įkvėpti dabar. Įkvėpiam pilvą, uždedam ranką. Vieną ant pilvo, kitą ant krūtinės. Įkvėpiam pilvą. Ir dabar dar krūtinę. O dabar vėl iškvėpiam. Kas nusileidžia ir ranką, ir krūtinės nusileidžia ranka, ir pilvas, ar ne, subliūkšta. Vėl įkvėpiam. Pilnu. O dabar vėl iškvėpiam. Iki galo iškvėpiam, iki galo. O dabar įkvėpiam tik pilvą. Ir vėl iškvėpiam pilvą. Įkvėpiam pilvą. Ir iškvėpiam pilvą. Matot, ką reiškia tik pilvu įkvėpti. Tai va tik tai tiek įkvėpsime. Gerai? Įkvėpsim. Va, jo, ir iki patogaus tokio buvimo. Taigi, pradedam. Dabar 2 kartus giliai įkvėpiam, iškvėpiam. Ir iškvėpiam taip gilokai, atpalaiduojančiai, tiek, kiek galim iškvėpti ir paleidžiam, biškį pabūnam nekvėpavę. Žiūrim, tada dar galim iškvėpti. Ir dabar vėl įkvėpiam, per nosytę viskas vyksta. Viršugalvis į viršų. Iškvėpiam, atpalaiduojam. Pečiai atpalaiduoti, nieko nereikia daryti su pečiais. Visiškai ramiai sėdime. Atsipalaidavę. Dar iškvėpiam truputį. Įkvėpiam dar kartą. Atpalaiduojančiai iškvėpiam. Išeina oras švelniai per nosies galą kaip šilkas. Ir dabar įkvėpiame 2/3 plaučių tūrio, reiškia išsipučia tik pilvas ir papumpuojam. Per vieną iškvėpiam, per 2 įkvėpiam ir sakau 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hens, do, hens, do, hens, do, hens, do, hens, do, hens, do, hens, do,
kurie iš jūsų dvigubai greičiau varėte, va šitie 3 žmonės. Tai sekantį kartą dvigubai lėčiau varykit, gerai? Įkvėpiam, iškvėpiam. Jo, čia nereikia per greitai. Duokite laiko įkvėpti. Per 1 iškvėpiam, per 2 įkvėpiam, gerai? Įkvėpimas tylus bus. Vėl įkvėpiam, iškvėpiam. Iškvėpiam. Ir dabar įkvėpsime 2/3 plaučio tūrio. Išsipūs tik tai pilvas. Ir laikykime visiškai nejudėdami. Fizinis kūnas absoliučiai turi būti ramus. Pabandykime tylėti savo mintimis ir galbūt nukreipkime dėmesį į om. Mintise galima kartoti om. Labai ramina. Iškvėpiam, minutė jau praėjo. Dabar vėl 2 kartus giliai įkvėpiam, iškvėpiam. Pilnu reiškia kvėpavimu galima įkvėpti, iškvėpti, tada ir pilvas išsipučia, ir krūtinė. Pabūnam nekvėpavę, atsiminkime, kad tas gilus iškvėpimas pagilina ir įkvėpimą, didėja kvėpavimo amplitudė, daugėja mums deguonies. Vėl atpalaiduojančiai iškvėpiam. Ir 3 kartą, jau kai būsim pasiruošę, įkvėpiame 2/3 plaučių tūrio. Ir pakvėpam. Ant 1 iškvėpiam, o ant 2 įkvėpiam tyliai. Iškvėpiam garsiai, o iškvėpiam tyliai. Ir 1, 2, 1, 2. Tyliai įkvėpiam. 1, 2, 1, 2. Ne, reikia tyliai įkvėpti. 1, 2, 1. Nesigirdi įkvėpimo. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hands, the, 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 hands, the. Om. Iškvėpiam. Om reiškia, kad iškvėpiam. Baigėsi pratimas. Jau nereikia sakyti om. Iškvėpiam giliai, 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 giliai. Ir įkvėpiam. Irgi labai giliai. Ir iškvėpiam dar giliau. Kai jau iškvėpiam, viskas nustojam, tada pabūnam nekvėpavę. Ir dar iškvėpiam. Ir tada įkvėpiam vėl giliai. Ir vėl atpalaiduojančiai iškvėpiam. Ir dabar įkvėpiam 2/3 plaučių tūrio, patogiai, maloniai į pilvu. Ir sulaikom kvėpavimą, visiškai nejudam fiziškai kaip minimum. O jeigu įmanoma ir mentaliai, galima prisiminti visumą, galima tiesiog susikoncentruoti į tašką galvoje arba tarp antakių.
arba kartoti mantrą. Jeigu ką, mes jau 80 sekundžių nekvėpuojam. Matote, kaip greitai mums tobulėja kūnas. Vėlgi įkvėpiam, iškvėpiam. Dabar pabandykime patys savarankiškai viską per nosytę kvėpuojam. Bus trečias raundas, kaip sakoma, ir viskas. Antrą kartą įkvėpiam, iškvėpiam. Neskubam. Ir trečią kartą įkvėpiam iki patogaus buvimo. Ir vėl papompuojam, jau jums gerai sekėsi, dabar tiesiog pakartojam. Ir 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hens, the, 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 hence 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 the. Om. Iškvepiam ir vėl giliai įkvepiam. Giliai įkvėpia, vėl dar giliau iškvėpia. Dabar įkvėpiam 2/3 plaučių tūrio. Ir visiškai ramiai pabūname. Tiek, kiek noris, tiek, kiek patogu. Minutė jau praėjo. Ir viskas. Tai čia buvo 3 ratai šitos kapalabhati technikos ir galima kiekvieną dieną 3 ratus pasidaryti. Tai nesužalos psichikos ir
turės teigiamą poveikį. Galima dar po to pagulėti šavasanai, iš vis topulą, jeigu vien tik tai šitą praktiką daro. Bet geriausia, kaip minėjau, visų po truputį praktikų daryti, ne vien tik tais pranajamą. Ką galiu pasakyti dar, kad šitą pranajamą veikia net ir gulint. Kaip minėjau, labai gerai, jeigu sėdint tiesus stuburas, bet aš pastebėjau ir tokį dalyką, kad jeigu aš sėdžiu netiesiu stuburu, tarkim, aš atsisėdu į meditaciją, ar ne? Ir aš noriu medituoti, noriu būti tiesiu stuburu ir visi mokytojai sako, kad reikia, visų pirma atsisėsti tiesiai, o tada tik tais medituoti. Bet kai tai praktikuoji kiekvieną dieną ir tavęs niekas nemato, tai tada biškai pradedi sučytinti. Atsisėsiu jau kaip man išeina, nes skauda nugarą iš tikrųjų, jeigu sėdi ilgai ant raumenų. Labai nepatogu. Tai kokį aš atradau dalyką, bet čia jau grinai mano patirtis, nėra mokytojų vedimas, aš nežinau, ar tai tikrai labai gerai, bet pasipasakosiu, man taip gerai buvo, jeigu jums kartais tai tiks, tai irgi prašom, aš manau. Nieko blogo tai nėra. Mintis yra tokia, kad atsisėdu susikūprinus tiek, kiek aš galiu būti, ar ne? Pavyzdžiui, atsisėsti taip, kuo aš galiu susikūprinus. Ir sėdžiu. Ir laukiu, kol man energija ištiesins stuburą. Tai jeigu nedarau pranajamus, tiesiog sėdžiu, medituoju, susikaupiu ten, kur aš noriu. Įvairių meditacijos technikų yra. Gali susikaupti į simbolį, gali į mantrą susikaupti, gali į mokytoją susikoncentruoti, gali į tiesiog tašką prieš sieną arba grindyse, gali į visumą susikaupti Dievą. Žodžiu, esmė yra tokia, kad pradedu medituoti ir būnu susikūprinus ir čiunkšt man taip ištiesina energiją. Pati energija ištiesina stuburą. Aš nedarau nieko su savo fiziniais raumenim. Aš su savo valia nieko nedarau, bet jie patys tie raumenys čiunkšt išsitęsia. Ar raumenys, ar kas ten. Jogai sako, kad energija pati laiko kūną. Ir atradau, kad šitas kvėpavimo pratimas irgi, tarkim, atsisėdu ir noriu, kad greičiau išsitiesintų man tas stuburas. Aš pradedu netiesiu stuburu kvėpuoti. Pirmą ratą dar jeigu neištiesina, antrą visą laiką ištiesina. Natūraliai jau tu pradedi norėti tiesiai sėdėti. Va, ką daro šitas pratimas. Žiauriai geras. Arba, pavyzdžiui, turbūt visi esat patyrę, atsibundi ir yra seksualinis kažkoks tas neramumas apačioj. Arba atsiguli miegoti, o yra, ar ne? Ir pavyzdžiui, nenoriu to jausmo jūs, man žiauriai nepatinka. Nepatinka ir pasirodo netgi moteriams norėti, bet neišleisti seksualinės energijos yra labai nesveika. Bet vyrui yra lengviau, jeigu susikaupė sperma organe ir jos neišleidi, tai ta kažkaip absorbuojasi ir ką daro, nuteka į galvą ir gamina. Liutunas rašo, grįžta į kraują ir kraujas sveikatina kraują. Va, ir paskui ten netgi likvoras kažkaip gaminas, kažkaip ten susijęs su likvoru ir smegenų skysčiu. Jeigu jau būna, kaip sakyti, jau sužadinta, jinai nebegrįžta į galvą, jinai tada išsklaido šlapimo ten puslė ir pasišalina. Jau vis tiek jinai pasišalina, o kad nueitų į galvą, į kraują, tai čia jau reikia ją, Tai galbūt darant šitas praktikas. Žodžiu, fiziologiškai irgi viskas ten atsitinka paraleliai. O energetiškai, kaip minėjau, išsivalo ir energetiniai kanalai iki tokio lygio, kad netgi tiesina stuburą tekėdama energiją. Ir ką aš norėjau pasakyti, kad būna taip, kad nori, užeina tas geismas netgi gulint ir antiek jis užeina, kad neturi to energijos keltis, daryti kažkokias praktikas, nes viskas yra mentalas, ar ne? Visas organizmas priklauso nuo to, kaip tu savo galvoje jauties. Ar netgi ir tai, kaip tau yra organizme, taip ir tu galvoji ir mastai. Net negali savo paliepti atsikelti. Va toks būna nuguldymas. O norisi tik tais išlieti seksualinę energiją, kas yra labai paprasta, nes rankos visada yra šalimais. Ar ne? Ir tada ką aš sugalvojau padaryti? Gulint tą pratimą. Ir irgi suveikia.
Ne visada. Bet suveikia. Buvo taip daug kartų, kad suveikia. Reiškia, priklauso nuo to, ant kiek tu esi vangus ir negalintis pats savęs valdyti. Tai va šitas pratimas tikrai... Šitas pratimas keičia smegenų neuronų ryšius. Nu, iš kur jūs žinot? Žinau, iš kitos teorijos. Vau, geras. Nu va, super. Čia joga pastudijavęs. Psichologinės problemas sprendžia. Nu va. Ne, tai kad tarkim, Tai keičia smegenų neuronų ryšiai. kuo ilgiau žmogus susilaiko, neišleidęs sėklos ir... Arba moteris irgi energijos. Ne, tai bet ne tai, kad jisai laikosi, nors vien apie tai galvoja, bet savo, kad aš neišleisiu, bet realiai nukreipdamas savo mintis į kažkokius, tarkim, dvasinius mokymus, kažkokias praktikas, darbus, ten darydamas, žodžiu, kad jisai tą energijos tiekimą keliamas aukštyn, į prasmingesnius dalykus, į meilę kažkokią tai tada po kažkiek laiko, gal maždaug kažkokius tai pokyčius gali žmogus pajusti pradedant nuo 30 dienų ir kuo toliau, tuo labiau. Tai vienas dalykas, akis iškart pradeda gyvėti, žmogaus oda gerėja, vyrai. Aš apie moterį nelabai galiu šnekėti, nes neatsimenu tų gyvenimų, kai buvau moteris. Tai proto veikla gerėja, žodžiu, iš tikrųjų visi parametrai žmogaus gerėja, bet ne tik paprasti parametrai gerėja, bet taip pat ir tokie stebuklingi dalykai irgi gali vykti, nes žmogaus energetinis laukas stiprėja. Jisai, tarkim, tada, jeigu jo kažkokie tai yra idėjos, kažkokios tai mintys ar dar kažkas, jos daug greičiau materializuojasi, nes kaip paprastai, tarkim, jeigu tą energiją išnaudoja tam malonumui kažkokiam, tai viskas. Tada žmogaus organizmas, kol jisai atsigauna, nes sėkla tai yra pagrindinis žmogaus pagrindinio to instinkto, ta prasme, kad daugintis kaip ir pagrindinis instinktas, tai kūnas pirmoje eilėje bando pridaryti tiek tos sėklos, kad jisai galėtų į tą instinktą įgyvendinti. Ir tik tais, o kad tą sėklą sukurti, jisai naudoja visus resursus iš kūno, visas mikroelementus, taip pat iš smegenų, iš visur. Tai jeigu žmogus daug praranda sėklos, jis tiesiog savo kūną alina, nes kūnas pirmoje eilėje daro tą sėklą. O kai pradeda susilaikyti ir tarkim, kuo ilgiau susilaiko, tai iš tikrųjų tuo geresni rezultatai gali jaustis. Ir yra daug iš tikrųjų informacijos apie tai, ir Davo vienuoliai apie tai kalba, ir tos pratimus visokius yra, tos energijos ratas kelti tą energiją keli per nugarą keli, ir čia yra rezervuaras ties kažkokia, tai man atrodo, ties antros, trečios čakros kažkur, čigongi yra kitaip, tas rezervuaras ne čakras skaitosi, kitas, žemesnysis dantianas vadinasi. Tai čia kaupiasi ta energija. Tai va, yra visokių pratimų, ne tik jogos, yra ir kiniečių čigongo tų pratimų. Tai va taip gali palengvinti tą, tarkim, jeigu žmogus jau darosi ten irzlus, jeigu jis nemoka su savimi valdytis, tai tie pratimai gali pagerinti, padėti. Bet šiaip, kuo ilgiau žmonės susilaiko ir nukreipia savo energiją aukštesnius kažkokius. Daryti, pavyzdžiui, sportuoti galų gale gali, užsiimti jogą, ar ten čigongu, kurti, kūrybinis tas dalykas. Čia yra tas pat mūsų ta energija, lygiai taip pat yra ir sveikata gerėja, ir kūrybingumas didėja. Tai čia iš tikrųjų yra pagrindinis dalykas. Tam norėjau pasakyti, kad šita energija yra mūsų kūrybinė ir mes galim kurti arba aplinką, arba save. Ir yra dabar vakaruose paplitusi tokia doktrina kaip tantra. Ir šiandien aš paprašiau, kadangi ruošiausi šitai paskaitai, būtent šito žodžio analizės pas dirbtinį intelektą paklausiau, ką reiškia sanskrito terminas tantra. Ir pasakė, kad tai vakaruose suprantama ir visiškai totaliai siejama su seksualinė energija, bet tai nebūtinai taip.
Tai visiškai ne tą reiškia tas žodis, kažkokius ten kitokius visai dalykus, bet pagrindinai dalykas yra išplėsti, kažkaip išvertę iš sanskrito, reiškia išplėtimas ir transformacija, pakeitimas. Išplėtimas ir pakeitimas, tai reiškia tantra užsiminėjant yra kaupiama energija, plečiamos galimybės ir transformuojama energija. Kai aš pirmą kartą iš savo jogos mokytojo išgirdau, ką reiškia tantra, tai jisai pasakė nuodų pavertimas nektaru. Tai kas yra nuodas, gali tapti maistas ir ne šiaip savo maistas, o nektaras, ar ne? Jau, pavyzdžiui, santykiuose su tavim blogai, tarkim, kažkas elgėsi, o tu moki pakreipti šitaip situaciją, nesupykti, atjausti tą, kuriam pikta, ar ne? Ir kažkaip pasielgti taip, kad nebeliktų nei jam pykčio, nei tau jis nebūtų užpuolęs, ar ne? Tai čia ir yra tantra, čia tikroji tantra yra. Kodėl dabar su tuo seksu taip visi sugalvoja keisti, nes labai patogu pritraukti didelį kiekį žmonių, nes visiems labai patinka šitas procesas. Ir yra tokie ašramai Indijoje, į kuriuos pradėjo reikalauti gydytojų pažymos, kad žmogus neserga sifiliu arba kitom lytiniu keliu plintančiom ligom, nes ten buvo siūloma, aišku, labai dideli pinigai pasiimami, nes iš vakariečių susikviestų į Indiją buvo daug labai gautos pajamos, kad pakviečia, reiškia, ir ten siūlo praktikuoti vadinamai seksualinės energijos sublimaciją, bet iš tikrųjų tai buvo tiesiog laisvas seksas. Vyrai, moteris, kiek vyrų, tiek moterų, okei, ir tada tas daroma su tiesiog savo patinkančiu, šiandien pamačiau žmogų ir okei, gerai, aš su tavim šiandien pasipraktikuosiu. Tokie dalykai. Ir labai ilgai tie ašramai negyvuoja, nes visi pradeda matyti, kad čionais pinigų tik tais uždirbimo mašina yra. Ir gal dar iki šiol veikia, aš dabar jau ir nežinau, bet tikėtina, kad ilgai negyvuos, nes vis dėlto veda į destrukciją. Ir kaip minėjau, daug žmonių užsikrėtė ir numirė jau. O dar ką norėjau pasakyti apie tantrą, kiek žinau, kad jeigu tu nori tą žemo dažnio energiją su partneriu iš tikrųjų per seksą transformuoti į aukšto dažnio energiją, tai kaip minimum reikalinga, kad partneriai vienas kitą mylėtų. Vienas kitą. Ne vienas kažkuris kažkurį yra, ne? Bet abudu mylėtų vienas kitą. Ir tik tais tada veikia tos technikos. Ir čia yra absoliutus nonsensas susikviesti chebro žmonių, vienas kitą nepažįstančių. Nes kas yra meilė? Meilė, aš noriu, kad tau būtų gera. Ir aš galiu netgi aukoti savo gyvybę vardant tavo gyvybės. Tai yra meilė. Gal tuo ir pabaigsiu šitą mūsų paskaitą. Gyvybę paaukoti. Yra toks teiginys, kas myli daug kenčia. Ir liaudies daina yra nemylėk, nes kentėsi. Ir yra įvairios meilės pusės aspektai. Čia labai daug ką galima patirti, suvokti, atpažinti. Ir pavadinimų tos meilės yra visokios, kokios tik nori. Serganti meilė. Dabar galėtų dar Aleksandras antrą paskaitą paskaityti apie tai, kas yra meilė. Nes jis ir tų terminų ir įvairiose kultūrose žino, kaip meilės yra suprantamas ir kaip tai vyko amžiais išsidėsti, nes ir istorijoje pasikaustis, ir geografijoje, ir iš vis sakau, čia yra konkretus mokslas. Tai sakau, pirmiausia klauskit, kas telpa į tą žodį meilė. Kiek tas, kuris sako ar rašo meilė, ką jis sutalpino į tą žodį. Ir kiek aš galiu pats sutalpinti suvokimo apie meilę, kokia ta meilė yra plati. Tai apskritai yra pagrindinė visatos gyvybinė energija. Ji vadinama įvairiai. Ir meilė yra dažniausias vardas. O dabar aš noriu paklausti, gal jūs norite kažko paklausti? Gal kilo jums kažkokių tai neaiškumų,
arba šiaip atėjot su kažkokiu klausimu čia ir netradot dar atsakymą. Man įdomu, tarkim, pats Aleksandras, kada susivokė apie tos dalykus, apie seksualinę energiją, apie susilaikymą ir panašiai. Nu tai gana senukai, kai pradėjau skaityti Vydūną. O kiek pačiam tada buvo? 80 metai maždaug. O dabar jam yra 80 metų. 80 metai. Jau kiek jums buvo, mes nelabai suprantame. Prašau? Nes vis tiek Kiek jums buvo metų, dabar klausia? Nu, tai reikia paskaičiuoti. Tai kelintų jūs gimimo esate? 46. Nu dar 40 nebuvo, apie 36. 36. Tai aš būtent tada perskaičiau Vydūno knygas, va šitą Gimdymo slėpinius. Ir kitas. Maždaug 8. Kada pradėjot visiškai susilaikyti, tarkim, nuo... Ne, visiškai susilaikyti, tai čia yra, taip sakyti, tiesiog mintis kreipti tą pusę. Kiek įmanoma, derinti su kita pusė, reikia rasti sutarimo. Ir tai nereikia skubėti. Po truputį, kaip sakyti, orientuoti savo mąstymą į tą pusę. Ir tada savaime viskas pradeda klostytis, tu, kaip sakyti, pradedi gyventi dorai. Nu, išties, jeigu partneris kardinaliai su jumis nesutinka, tai tik iššauktų. Nu, čia jau yra didesnis, kaip sakyti, didesnė kliūtis. Jeigu partneris nesutinka, tai tada tu šitame gali gyventi, kaip sakyti, savo jausmus kreipti kitur. Matot, kas yra į tą seksą, gali pasinerti su visų pasimėgavimu. Kad tai yra pati didžiausia gyvenimo viršūnė, dovana, ar kaip kas ta patirtis, o iš tikrųjų seksas yra mažoji mirtis. Ta, ką vadiname mes, orgazmu, tai yra mažoji mirtis. Į kitaip, pavyzdžiui, pas Ošo tai ištisai ten. Orgazmas tai yra mažoji mirtis. Lygiai kaip ir miegas yra mažoji. Tu tiesiog atsiskiri nuo viso šito ir tau, tu sakyk, patiri tai, atrodo, kad tai yra viršūnė. Bet tu, kai tu pradedi apmastyti, kad nenorėti, tai mano viena tokia praktika rodo. Tu, kaip saka, tai pakyla, tu pamastyk, kas būna po to. Kas būna po to, kaip tu jautiesi po to. Ir man tai dažnai padėdavo atsisakyti lengvai. Nes realiai kūnas turi sukurti vėl, atstatyti. Tu mintise turi prasukti tą dvasinį, kaip sakyti, vidinį gyvenimą, pragyventi. Tu turi atsiskirti nuo to geismo, įeiti į šitą savo mąstymą, turi, kaip sakyti, į priekį pamatyti, kas bus po to. Ir va tas pajautimas, kas būna po to, tai tau gali pasakyti, kaip tu jautiesi, ar tai buvo verta. Būna žmonių tokių, kur sako, aš tai labai gerai po to jaučiuosi. Ir žinot, ką aš pasakysiu į tai? Kodėl tai būna, kad atrodo žmogui, kad jis gerai jaučiasi? Todėl, kad jis nebeturi tos energijos, kuri jam nedavė ramybės. Jis ją atsisakė, ją išleido. Nu tai tik šito. Jo, bet jisai, tai jis tiesiog nejaučia to spaudimo. Ir dėl to jam geriau negu buvo. Dažnai žmogus nemoka elgtis su ta seksualinė energija, jos sublimuoja kelią, dėl to jaučia įtampą. Taip. Ir tarkim, jis paskiau... Kaip minėjau, energetiniai kanalai būna užsikimšę. Įtampos nebėra, bet ir energijos nebėra, su kuo ką daryti. Ir atrodo žmonėms, kad jie turi energijos, ką dirbti tai, kas yra įprasta. Bet jie nieko nebesukuria savyje naujo. Net ir menininkai gali kurti tai, kas jiems yra įprasta, bet jie nebetobulės kaip menininkai. Jie nebekurs nieko naujo, jeigu išlaidaus tą seksualinę energiją. Ir yra daug žmonių, kurie sako, o tai aš kuriu, taigi aš muzikantas, taigi aš dailininkas, ko tu čia man aiškini? Bet aš matau, kad jis netobulėja. Bet jau reikia atsakingai žiūrėti, kiek tu nori, ta prasme. Tai vat, jeigu tantriškai mylimasi yra,
būtent, aš paminėjau žodį mylimasi, o ne seksą daro žmonės, ar ne? Tantriškai, nes tantra apskritai negali egzistuoti be meilės. Ir tada jau seksas būna nebe seksas, o mylėjimasis. Tada labiau tinka tas žodis. Tai jeigu nėra orgazmo, to tokio išsiliejimo, tokio kaip jis dažniausiai būna paprastam procese, tada vyksta tas kūrimas. Ir tada galima iš tikrųjų pasveikti. Tai tikrai vyksta gydymasis, nes gauna tas animas, tą animusą, tą animą gauna animusą. Ir atvirkščiai, vienas kito papildo dabar žmonės čia ir dabar, net jeigu jie savyje nėra atradę tos savo antros pusės. Ir dėl to atsiranda harmonija organizme ir organizmas sveiksta. Bet tu turi antiek beaistriai pažiūrėti į šitą klausimą, ką reiškia be aistros. Be aistros reiškia, kad aš esu patenkintas tuo, kas vyksta ir nenoriu nieko daugiau. Kas yra aistra? Aš nepatenkintas tuo, kas vyksta ir noriu daugiau. Turbūt visi esate patyrę tokį jausmą, kai nori daugiau. Jau kažką turi, tarkim prisilietimą turi, noriu, kad dar kur nors kitur paliestų, tada dar kitur, o dabar noriu, kad jau taip būtų, ar ne? Tai čia yra aistra. O beaistris šito proceso dalykas yra panašiai kaip meditacijoje, tu tiesiog stebi, kas vyksta. Jeigu vyras juda, moteris stebi, o vyras ką daro? Vyras stebi, kaip jis juda, jis leidžia savo judėti. Ir abudu jie stebi, kas vyksta su kūnais jų, kas vyksta su jų emocijom, kas vyksta su jų energija, su jų visa patirtim. Tai iš tikrųjų gali atsitikti toksai gražus dalykas ir tikrai gydantis dalykas, bet reikia į tai mokėti pažiūrėti be aistros ir su meile. Kada tu ne vien tik tais sekso objektą partneryje matai, kada tu matai visą visumą, asmenybę matai, kada tu mėgaujusi jo ne tik tais fiziniu kūnu, bet ir protu, jo dvasia, jo energija, jo kvapu, jo ne tik tai lytiniais organais, bet ir visais kitais organais ir visom kitom kūno dalim. Absoliučiai tu matai žmoguje visumą ir žmogaus visumą, o galbūt Dievo apraišką tu matai žmoguje. Ir kažkoks organas yra tik tais maža detalė viso to, nereikia jos reikšminti. Iš tikrųjų, tas pirmas Dievo įsakymas, neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Veikia visais atvejais ir šitame taip pat. Nereikia sureikšminti nieko labiau už visą visumą. Nes kitaip atsiranda destrukcija ir atsiranda aistra, atsiranda nepasitenkinimas tuo, ką turi. Nes tu kažką turi vieną ir tada kažko kito neturi. O kai tu jauti, kad tu turi per tą vieną viską, tai tada ir atsiranda ta misterija ir tas stebuklas. Ir tada nebereikia išsilieti, nes taip kažkaip ten, aš papasakojau, kaip protas, į kur būna nukreiptas, ar ne, ir tai organizuoja fizinį tokį pajautimą ir fizinės funkcijas, kada nebesigamina vyrui sėkla, o moteriai nesidaro tas orgazmas. Ir galima tiesiog pabūti drauge ir vėl išsiskirti ir nieko neprarasti, o tik tais pasipildyti. Būtent pasipildyti. Tas, kai vyksta tas sujungti, yra trumpas sujungimas. Mes tokį įvaizdį naudodom, kad santykiai tarp vyrų ir moters ir kažkaip tai galima palyginti su elektros lanku, kuris šoka tarp dviejų elektrodų, tarp elektrodų ir metalo prie tam tikro atstumo. Jeigu toli, nieko nėra. Priartinti, šoka elektros lanką, dar priartinti, trumpas sujungimas, išmuša kamščių. Saugiklį išmuša. Saugiklį išmuša. Tam tikras atstumas. Tai mūsų senoviniai žaidimai, šokiai buvo rateliai. Bendravimas buvo per ranką, susiliesti ranku. Ir tai toks subtilus energijos perdavimas. Ir tas pajautimas. Pajautimas ne apačia, bet viršumi. Širdimi. Aš dar noriu juokais išanalizuoti žodį subtilus. Žodis subtilus reiškia subinių tylėjimą. Kaip? Subtilus reiškia subinių tylėjimą. O. Tai čia taip liaudiškai. Ar dar būtų kažkokių klausimų? Nes jeigu nėra klausimų, jau gal perkim prie kitos mūsų renginio. Taip, jau po 5. Jo.
Vaikas jau Auklės pas visus šviečia dabar. Tai tada ačiū. Ačiū kol kas, jeigu norėsite dar prie arbatos galėsite pasiklausinėti pas gerbiamą mūsų mokšą Aleksandrą Žarską. Galim ir paploti jam.